Žinoma, kad ne. Absoliučiai nesąžininga industrija tai yra. Deja. Tiesiog kitaip neįmanoma, kai industrija yra sudėliota taip. Visada reikia stebėti, kur juda pinigai. Yra brokeriai. Jeigu tu nori prekiaut, tu ateini pas brokerį. Dabar kas tave atvedė pas brokerį? Beveik visais atvejais tai bus kažkoks edukatorius, kuris tave primokė, kaip prekiaut, arba kažkoks ten kitas žmogus, kuris tiesiog užsiminė apie treidinimą. Ir jie visi turi savo specialias nuorodas, kur tu paspaudi, užsiregistruoji. Ir jie gauna komisinius nuo jūsų prarastų pinigų. Ir tai yra šlykštu. Ir tu įsivaizduok, kad realiai beveik visi edukatoriai, kuriuos tu gali rasti internete, yra introducing brokers. Kitaip sakant, brokerių partneriai, jie yra brokerių kekšės, nes jie dirba brokeriams. Jų esminis tikslas yra tave priviliot pas brokerį ir kad tu prarastum pinigus. Nes jeigu tu atvesi gerus klientus, kurie uždirba pinigus, tu negausi komisinių. Brokeris tau jų nemokės, nes tu esi blogas verslas tada, brokeriai. Geras verslas yra pralaimintis prekeiviai. Ir jeigu tu turi tokią paskatą, niekaip neįmanoma, kad tu kaip mokytojas mokytum savo studentus, kaip uždirbti. Vienintelis dalykas, ką tu gali mokyti, kaip prašikti savo kapitalą. Ir tai bus užmaskuota, žinoma, tau aiškins labai ten tokius gražius dalykus, čia pamatyk, čia tą dvigubą viršūnę, čia kokį nors ten RCI Divergence, ir čia prasidės naujas trendas į apačią, taip. Visą tą labai galima gražiai įpakuoti, atrinkti kažkokius ten geriausius atvejus, kada kas kaip kur buvo. Ir pateikti kaip kažką labai skanaus ir įtikinti žmonės. Deja. Ši industrija nėra sąžininga, nes tiesiog viskas taip yra sudėliota. Tai yra vadinama inversion narrative. Melo yra tiek daug, kad tu net nebeįmanoma suvokti, kad melas yra melas. Nes kai viskas aplink yra melas, tu tiesiog priimi tai kaip tiesą. Tai dabar natūraliai kyla klausimas, kaip išvis prekiauti, kaip išvis pasitikėti brokeriais. Nes, baisu iš tikrųjų, nes tavo svarbiausias partneris prekiaujant iš tikrųjų yra nusikaltėlis. Iš tikrųjų tu negali jo pasitikėti. Dabar atsakysiu taip. Pasitikėti galima, bet reikia brokerius atsirinkti. Jie turi turėti reputaciją, jie turi būti rinkoje ilgą laiką, jie turi turėti licenzijas vakarų šalyse. Aš tikrai nesakau, kad licenzija yra čia kažkas labai šventa. Licenzijuotas įmonės brokeriai, jie padaro irgi labai didelės aferas. Mes turim pavyzdžių. Bet licenzija bent jau ką parodo, kad už licenciją reikia labai daug pinigų mokėti. Jeigu vakarų šalyse, turiu galvoj, ir jeigu tu sumoki už tą licenciją, reiškia, tu turi kapitalą normaliai. Reiškia, tas brokeris, jis tikriausiai nežlugs greitai. Ir jis tikriausiai, jeigu jūs įdėsi ten 10 000 eurų, jis tikriausiai nepabėgs rytoj. Tai toks yra skirtumas. Dabar kalbant apie saugumą, laikyti pinigus pas brokerį yra tiek pat saugu, kiek laikyti pinigus tiesiog bet kuriam Lietuvos banke. Yra tam, aš aišku vėlgi kalbu apie su reputacija ir licenzijuotus brokerius. Taip pat kaip ir bankai iš esmės irgi turi reputaciją, turi licenzijas, bet jie kartais tiesiog ima ir žlunga. Ima ir bankrutuoja. Ir yra tam tikra nedidelė tikimybė, kad pinigai, kuriuos laikot banke, jie tiesiog kažkur dings. Tas pats yra ir su brokeriais. Yra kažkokia nedidelė tikimybė. Tiesiog toks yra verslas. Verslas visada yra rizika.
ir niekada nėra 100% saugumo, bet tiesiog ieškai kaip geriau. Ir dar kalbant apie prekybos edukatorius, tai tiesiog visais laikais tai būdavo, kad pardavinėti ten tuos kastuvus aukso kasėjams yra žymiai pelningiau negu pačiam kasti tą auksą. Ir lengviau, tiesiog žymiai lengviau. Nu, kai pas tave ateina kažkoks apsvaigęs žmogus, kuris ten įsivaizduoja, kad jis iš 100 eurų pasidarys 1000 jau rytoj, nu tai natūraliai, okei, davai, aš jam parduosiu tą fantaziją, aš pasiimsiu komisinius iš brokerio, o brokeriai būna, kad moka net iš anksto, nes jie jau žino, kiek žmogus praranda vidutiniškai iš konkrečios šalies. Iki 1000 eurų net gali sumokėti už žmogų tiesiog, va taip va. Visada tai buvo su tais aukso kasėjais, dėja, bet daugybė industrijų yra tokios pačios, jos nėra sąžiningos. Bet tai nereiškia, kad tu negali būti sąžiningas ir daryti kažką kitaip. Nes nepamirškim, kad kiekvienas žmogus jis yra kūrėjas. Jis nėra vien tik tai klausytojas, skaitytojas, žiūrovas. Kiekvienas žmogus jis pats gali rinktis, koks jis nori būti kažkokioj konkrečioj situacijoje. Ir taip aš dirbu nesąžiningoje industrijoje. Nu ir kas. Bet aš nesu brokeris. Ir aš nevogiu pinigų iš žmonių. Tai yra truputėlį kitos misijos tiesiog. Ne truputėlį, o taip labai kitos misijos.